Gerą dieną visiems, organizatoriai, auditorija, operatoriai, kurie priėmė mano pranešimą 1,5 valandos iki pranešimo paties, nors reikėjo prieš 4 dienas atsiųs. Labai dėkoju. Mane profesorius Saulius pakvietė, sakė, apie ilgaamžiškumą, sakau, aš čia prie ko. Sakė, papasakas apie biomonitoringą. Ir iš tiesų pradžioje taip žiūrėjau formaliai, bet po to pagalvojau, kad tai gali būti gera proga pasišnekėti tai, ką aš mėgstu išnekėti. Taip, kadangi davė temą, tai reikia pažiūrėti, kas tas biomonitoringas, ne? Tai procesas, kada mes stebim, kiek aplinka veikia mūsų organizmą, darom kažkokias išvadas, pateikiam rekomendacijas ir prognozes, ne? Geriausias biomonitoringo, taip sakant, formatas yra populiaciniai tyrimai. O gyvename mes tokioj planetoje, kur dūmai, kur patys save dusinam, todėl tų toksinių medžiagų aplinkui tikrai yra daug. Kadangi esu toksikologas, turiu šiek tiek apsinuodimus. Tai ūminiai apsinuodimai pakėliau, puošiau, nugrivau, čia ne prie ko. Mes kalbame apie lėtinius. Lašas palašo ir ką ten pratašo, kažką pratašo. Kepenis birot. Čia yra susiję ne su laikrodžiu, čia yra susiję su kalendoriu. Ir ta lėta ekspozicija, virš 3 mėnesių teoriškai, jinai nepastebima ir mes joje gyvename. Kvailas klausimas, ar čia mes turim, pavyzdžiui, cianidų salę? Taip, ne, noriu kavos. Tylu. Apie personą turite? Aš apie cianidus. Cianidų mes čia turim, nes yra plasmasės, yra cianidų, bet jie mūsų neveiks artimiausius 200 metų, jeigu čia atsidėsim, nes tai yra tokios iki slengstinės koncentracijos, bet kažkokios medžiagos, kurių mes tiesiog taip paimam ir nejaučiam, jos veikia mus jau kaip tos koncentracijos tampa didesnės. Tai konferencija apie ilgaamžiškumą, ne? Longevity. Ir sveikata visuose gyvenimo etapuose. Aš pirmo pavadinimus atsiminiau, tu man antrą dar kiši. Tai kuo biomonitoringas gali pasitarnauti iš tiesų? Labai gražiai šnekėjo prelegentai apie tai, kaip reikia laiku tenai sportuoti, žiūrėti apie genetiką, genetika nesvarbi. Bet mes senėt pradedant įgimę, ne? Ir tas biomonitoringas mums gali padėti vertinti situaciją ir pastebėti rizikos veiksnius, kol jie dar nepasirodė kliniškai arba kad ir prekliniškai. Ir savo ruožtu sustiprinti prevenciją vieną ar kitą kryptim, o galbūt netgi skirti ankstyvą gydymą. Ir kas ta tarša? Ten ekologistai ir Greenpeace'as užsiminėja. Ne. Jeigu tikėt Pasaulio sveikatos organizacija, tai 9 milijonai mirčių per metus vieno taršos ir didžioji dalis kardiovaskulinės kilmės, išeminė širdies liga ir insultai. Kas šiek tiek pažįsta kardiologus, aš su viena gyvenu, kitą užauginau jau, tai jie labai tokie rašto žmonės, kol neparašyta, jie netikė, ne? Tai būtent kardiologijos guideline'uose yra pasakyta, kad būtent tarša yra labai rimtas rizikos veiksnys kardiovaskuliniams įvykiams. Labai gražus žemėlapis, kur žmonės daugiausiai miršta, matom, pietryčių Azija, Kinija, kažkodėl Australija, ne kažkodėl, kad jie ant anglių sėdi visą jų energiją. Europa tokia prie vidutinioko. Plaučiai sudaro mažąją dalį, taip sakyti, organų, dėl kurių miršta. Vis to kardiovaskulinė sistema yra pagrindinė. Ir taip paprastai labai toks argumentuotas straipsnis yra Global Air dokumentas 19 metų apie rizikos veiksnius, kiek sutrumpina oro tarša, ne šiaip tarša, oro tarša sutrumpina gyvenimą šiandien gimusiam kūdikiui. 20 mėnesių. Mūsų ilgaamžiškumo veiksnys. Jeigu kalbėti apie Europą ir kalbėti apie miestus, tai 97% Europos miestų gyventojų kvėpuoja užterštų orų, kur kietųjų dalelių kiekis viršė koncentracijas. Kur labiausiai užteršta vieta Vilniuje, žinot, ne? Prašyčiau, mano gimtosiuose Žirmūnuose su kareivių sankražai.
yra vienas fantastinis straipsnis. Vienas fantastinis straipsnis apie tai, kaip, žinot, kad gamtoje berniukų gimsta daugiau, todėl kad jie išsidaužo iki pilnametystės, ne? Daugiau negu 100. Bet dabar tas santykis pastarosius kažkur 15 metų pastoviai keičiasi visuose žemynuose. Pradėjo ieškoti, kodėl, ir tokios multicentinės studijos parodė vienintelis veiksnys, kuris gali turėti įtakos, yra aplinkos tarša. Aplinkos tarša daro mūsų planetą gražesnę, tai yra mažėja Y chromosomos. Jums juokinga. Ar tik oro tarša kalta? Ne. Yra kitos, tarsime, čia neturiu laiko, tik 10 minučių dar. Metalai, pramonė, chemikalai. Labai siūlau atkreipti dėmesį tas santrumpos, kurios nieko nereiškia, bet labai greitai jums jos reikš. Bisfenoliai, polichlorinti bisfeniliai, pfasai. Ftalatų žinau visi, kad ten, kaip sakyti, seni dalykai, bet prieš 14 metų, dar prieš 20, kai Lietuvoje viena profesorė Manauskaitė tyrė vaikams šviną, sakė, jinai nusišneka, čia nesąmonė, kol pagaliau dideli tyrimai parodė, kad 1 iš 3 vaikų pasaulyje turi švino koncentraciją, kurią PSO jau vertina kaip elgesio ir intelekto pažaidos lygį. Tai yra 1 iš 3 vaikų. Vėlgi matom, kas tai Afrika, Pietryčių Azija. Mes prie tokių vidutiniokų. Iš kur tie švinai? Seni dažai, dirvožėmis, vamzdžiai, akumuliatoriai, juvelyrika. Tai gal to švino pasaulyje mažėja? Aha, mažėja. Išgavimas didėja ir jis niekur neprapuola. Mes jį uostom, jis gerai garuoja. Dabar apie tos dalykus žinom, pfasai. Pfasai yra naujasis, kaip sakyti, blogis. Apie išneka toksikologos 4-5 metus, tai yra pagrindinis dalykas. Daugybė, tai yra tai, ką girdit amžinėjai chemikalai, turbūt girdėjot, ne? Mes numirštam, kirminai iš mūsų, taip sakant, persineša, nebent mūsų kremuoja. Kur jų yra? Greito maisto pakuotės, viskas, kas atsumia vandenį riebalus. Gesinimo priemonės, dantų siūlai netgi. O tokie, viskas, tos keptuvės, kurių negalima braižyti, visos su pfasais, visos. Patikėkit, manim po 5 metų nei vienas namuose neturėsi tokios keptuvės. Dabar dar turit ir galvoja, ką aš šneku. Yra labai gražus tyrimai su gyvūnėliais, su žmonėm nedaro, kad labai baisiai veikia genų ekspresija, mažina testosteroną, mažina reprodukciją, didina naujagimių mirštamumą, kancerogeniškumą. Kaip jų išvengti? Nenaudoti braižymui neatsparių keptuvių. Kepimo popieriaus, skaityti etiketės. Visur būna mažom vardinėm parašyta pfas arba neturi pfas. Šitie dalykai turi būti labai svarbus. Dar apie naujoves. Elektroninės cigaretės. Čia nekalbėsiu gerai, blogai, tiesiog sakysiu, ką daryti, kai jinai baigėsi, kur ją išmesti, į kokį konteinerį. Yra baterijos, švinas, metalai, rūgštis, šarmai, nikotinas. Ir kur jas meta? Bele kur. Turim šaltinį taršai. Paracelsas, kuris buvo Vilniuje 2 kartus ir sakė, kad miestas labai purinos, o miestiečiai pernelyg daug geria, yra pasakęs, kad visos medžiagos yra nuodai. Nėra ne vienos, kur nebūtų nuodas, tik dozė daro medžiagą nuodą. Prieš 500 metų, genijus. Taigi biomonitoringas gali tas dozės suskaičiuoti. Ir NVSPL, kurios atstovai čia sėdi, startavo su labai gražiu europiniu projektu. Pavadinimą neskaitysiu. Idėja yra kokia? Iš biologinių žmogaus terpių, šlapimo ir kraujo imtis populiacija didelė, reprezentatyvi, vis dėlto tos pagrindinės grupės išmatuoti ir įvertinti. Po to ten, kaip sakyti, biocheminiai žymenys, apklausa dėl aplinkos ir gyvensenos. Įdomu tai, kad žiūri kotininą, tai yra nikotino metabolitą, kad galėtų po to susijęti, ką labiau veikia, rūkančius ar nerūkančius. Patinka man tas projektas, jis yra aktualus, man jame nereikia dalyvauti, reprezentatyvus, savalaikis, man kviečiate komentuoti. Tačiau aš nesu nešališkas, aš esu labai šališkas, todėl kad iš šito projekto gali vystytis kita nauda visuomenė, kuri irgi susijusi su ilgamžiškumu. Aš, apie ką aš daugiau galiu kalbėti, aišku, apie psichoaktyvias medžiagas, ne? Tam yra toksikologas. Išsukau pagaliau galą, Saulius jau net nusiminė.
Virš 1000 mes turim jų registruotų Lietuvoje, tai kaip ir visoje Europoje, nes jeigu tik atranda, iš karto visas šalis narės informuoja, visos šalis yra referavę, mes nesam, mano žiniom, referavę nei vieno. Mes tokia saugi zona, aplinkui miršta nuo nintazenų, pas mus jų nėra. Ir vakar kalbėjau su tokiu kolega, toksikologu estų, kuris važiavęs į Baltijos anesteziologų ir reanimatologų kongresą Kaune, kuris puikiai vyksta. Sako, žinai, man tavo šalis atrodo kaip sala vandeninė, kur jokios europinės pasaulinės tendencijos neteina ir jūs neturit jokių psichinių medžiagų, jūs nereferuojat mirčių, nereferuojat sulaikymų, nereferuojat apsinuodimų. Sako, tai yra sala vandeninė. Man tai patiko idėja, kad aš pasitelkę savo draugą dirbtinį intelektą sukūriau. Nu, nesukūriau. Jisai sukūrė šitą paveikslėlį. Kažkur vidury okeano plaukė lietuvėlė. Ne, mes čia apsitvėrė kažkokią tvorą, aplinkų ryklė, aštunkojai, jie ten baisus. O pas mus karosai ir silkės. Bet tvora plaukia viršui. Mes apsimetam, kad mes apsisaugom ir to nėra. Tai vat būtent biomonitoringas gali parodyti, kas iš tiesų yra tie karosai ir silkės, kurių mes neieškom aštunkojų ryklių, ar ne? Bet biomonitoringas perspektyvoje net neabejoju, kad padės mums išaiškinti tai, ką vartoja mūsų jaunimas. Nes jaunimas yra tie, kuriems bus aktualus ilgamžiškumas po kažkurio laiko. Žinutės namo. Taršos įtaka visuomenės sveikatai suvokiam nepakankamai. Biomonitoringas gali padėti tai įvertinti ir užsimti tam tikrą prevenciją ir esant reikalų netgi gydymą. Profesionalios psichinių medžiagų diagnostikos stoka, tokį žodį parinkau, stoka, kelia realų pavojų Lietuvos gyventojų sveikatai. Čia dabar tos naujoviškos beždžionės, kuri nemato, negirdi ir nekalba. Ačiū visiems.